Šiandien randamės Plungėj, nufilmuojam nuostabų vaizdą. Iš šalia mūsų ežeriuko turim parduoti nuostabią mūsų gundingėlę. Iškart pradedam. 4 arai sklypas. Sklypas paruoštas su leidimu statyti terasėlę. Pasistato terasėlę, priimat visus plungiškius, visus svečius miesto, vaišinat kava ir kitais skaniais gėrimais. 7 arų sklypas ir 370 kvadratinių metrų pastatas. Gundingėlės kavinukė. 30 metų džiugino plungiškius ir miesto svečius. Dabar šitas nuostabus objektas gali būti jūsų. 2 aukštų, 1 aukštas pobūvių salė pagrindinė, 2 aukštas gyvenamas. Galit daryti kambarius, galit gyventi patys. Jaunai šeimai. Nusiperki, gyveni viršui, apačioje darai verslą. Super. Viskas yra parduodama, pas nepriklausomą brokerį, atvažiuota, parduota. Tūkstantis 1996 metai pasistato pirmas pastatukas. Pirmas pastatukas nedidukas, prasideda gundingėlės verslas. Pradedam virt cepelinus, pilstyt alų. Verslas sekasi puikiai. Ką mes darom toliau? Toliau 2001 metais statome 250 kvadratinių metrų priestatą. Viso turim 370 kvadratinių metrų, mažoji gondinga, bet vietiniai žino kaip gondingėlė. Taigi, keliausim į vidų. Prašau. Einam parodysiu salę. Pagrindinė salė yra 140 kvadratinių metrų ir jinai talpino iki 100 žmonių. Vienu metu gundingėliai galėdavo valgyti, šokti, trypti iki 100 žmonių netgi. Visa Plungė atsimena šitą barą, kaip čia ateidavo, sakinėdavo savo mėgstamus gėrimus ir pastoviai vykdavo pas mus šventės. Vykdavo šokiai, atvykdavo daug žinomų atlikėjų, vykdavo labai linksmas užesys. 100 žmonių, pastoviai pilna. 30 metų. Kiekvieną dieną pilna kavinė. Eisim pa žmonės klausim. Iš tikrųjų visi paliūdys. Pamatysit, kiek žmonių žino šią istorinę vietą. Čia už baro visą laiką galima būdavo užsisakyti cepelinų. Ko operatorius norės? Cepelinų. 1 cepelinų, 2 alaus. Kur keliaujam? Keliaujam užsakymą nunešti į virtuvę. Čia yra virtuvės patalpos. Čia vyko visa magija. Gaspadinės gamino visą maistą, virė troškinius. Taipogi turim išėjimą į senąją salę. Senoji salė yra 55 kvadratų, senovinis retro stilius, kam patinka. Kaip ponas Blinda. Ponas Blinda visą laiką užsukdavo čia alučio. Aišku, renovacijos kam reikės, kam nereikės, pasidarys visi žmonės pagal save. Visa gundingėlė įsikūrė nuo čia. Viskas prasidėjo nuo šito mažo pastatėlio. Pažiūrėjom, nuo ko gundingėlė prasidėjo. Tai tokia kukli pradžia, kuri paskui iš tikrųjų išaugo į ganėtinai žinomą verslą. Ant kiek tas verslas žinomas, ant kiek šita kavinė yra žinoma Plungiškė, mes būtinai sužinosime. Šiandien keliausime į miestą ir paklausinėsime žmonių, kokie atsiminimai juos sieja su šita istorinė Plungės vieta. Turim atsarginį šeimą. Pažiūrėk, kokia graži diena, saulytė šviečia. Į tą pusę galim įsipirkti žemės dar, prasitęsim sklypą, jeigu tik bus noro. Noro nėra, važiuojam toliau. Ateikit, parodysiu, kaip viskas statė. Nutraukite, žiūrėkit. Va taip atrodė. 96 metais pirmas pastatas. Priestatas yra blokinis pastatytas. Vienas smagiausių dalykų savininkam, jeigu jie gyvens antram aukšte, žiūrėkit, kokia nuostabi terasa. Einam. Terasėlė pas mus su vaizdu į Plungės jūrą. Prašau. Koks nuostabus vaizdas. Super. Dienos gale sėdim, žiūrim regbio rungtynės. Čia yra vienintelė tokia vieta, kur gali stebėti VIP ložę regbio rungtynės. Čia net nėra, matot, pačiam stadione, nėra net įrengta jokių sėdimų vietų. O čia mes iškart turim VIP ložę. Grūkšnuojam kavą, skaičiuojam, kiek pardavėm kotletų, kiek pardavėm alaus bokalų ir mėgaujamės vakare Plungės regbio rungtynėmis. Iš tikrųjų, kaip prasidėjo visa gundingėlės istorija, prasidėjo labai paprastai. Buvo Plungės mieste kavinė Gondinga.
Paskui atsidarė mažoji Gundingėlė mūsų Mačernio gatvėje 96 metais, bet žmonės vietiniai praminė ją Gundingėlė. Taigi keliausime, ar kokių istorijų įdomių atsimena apie mūsų Gundingėlę. Ko buvot Gundingėliai? Prieš daug laiką esu. Esat buvę? Visi plungė, sako, visą plungę žino Gundingėlę. Nu. Sako, kur susitinkam Gundingėliai visi, jo? Ai, nu. Ten į šitą viešbutis įpavęs. Esu buvęs kelis kartus. Aš ten gyventu jau. Esu buvęs. Netoli, tai ten vakarėliai viskas. Nu, muzika labai. Muzika. Muzika. Geri atsiminimai. Na, daug. Teko girdėti tokia? Taip. Ar esat pati buvus? Ne, Ne? nespėjau. Jau užsidarė ir nespėjot. Gundingėlė kavinukė tokia. Plungė, teko buvot. Mokyklos laikais. Mokyklos laikais, Kaip galima žinoti plungiškai savo, paskui prisiminimą iš tos Gundingėlės Na. pasakysiu. Žodžiu, daug žmonių buvo, ten visi šoka, dainuoja, kas balevoja. Man draugė kažką sako, aš buvau paltais plaukais, kažką sako ir aš negirdžiu. Tai aš atsistojau jos klausytis ir žvakę degė. Ir Aha. mano plaukai užsidegė. gaisrinė atvažiavo, ar ne? Patys tai. Užsigesinat viską vietoj. Buvęs. Esu buvęs. Sako, mes visus plungiškių šnekinam, kad ten labai smagu, sako, būdavo seniau. Nu, taip būdavo. Tai Muzika, viskas. Koncertai. Jo, koncertai vykdavo. Praktiškai trūksta žmonėm to, žinai, linksmybių ir to laisvalaikio praleidimo savaitgalį. Žinom, Žinot, teko buvot gal? taip buvom, jaunystėje buvom. Jaunystėje kaip atsiminimai geri? Gundingėlė buvo nuostabi vieta. Iš tikrųjų buvo graži vieta ir kaip jaunimas rinkosi, dabar jaunimas rinkdavosi. Tai ten, žinokit, buvo labai superinė vieta. Ir prie ežero, ir trauka jaunimo, trauka ir vyresnio amžiaus žmonių. Tokių, Supratau. kas prie pinigėlių daugiau. Labai graži vieta iš tikrųjų. Jo. Jinai ilgai veikia ten, apie 30 metų. Oi, žinokit, ilgai, tik mano jaunystė ten irgi buvo, kai sako, jaunos dienos praėjo. Tai ne kartą teko Tai ir su pabūti. tuo ėjo ir dabar jau viskas nebėra. Jau. Nu nieko, gal iš naujo atsidarys. Jau atsidarysi, Jo. nematot, plungiai nebėra tos jaunimui susirinkimo vietų tokių, kad pasilinksmint iš tikrųjų nebėra.